Kągi civiliokai, tarnyba artėja, gavau sąrašiuką, ko mums reikia tarnybai. Kariniams mokymams. Tai ką reikia turėti atvykus į tarnybą? Galiojantį asmens tapatybės dokumentą, pasą ar kortelę. Čia viskas aišku. Antras, dėl atlyginimo dokumentuko. Trečias, higienos reikmenys, veidrodėlį, šukas, kempinę, muilą. Muilo gal nereikia, gali iškrist. Šampūną, dantų pastą, dantų šepentėlį su apsauginiu dangteliu, skundimos reikmenys, nagų žirklutės, rankšluostį kūnui. O ne kūnų yra? Kūnų, gerai. Ir kitus reikmenys palei poreikį. Toliau, guminės šlepetes. Turim kišeninį peiliuką, kurio gležtį nelgesnį nei 8 comai. Nusipirkau 10 cm. Pažiūrėsiu, ten tikrina, kas nors netikrina, ar čia dzin jau, ten nereikės. Sauseką gal reikės prapjauti vieną ir viskas. Priemonių kojų pudrai, pleistrai, padų pudra, kremas. Tai čia jau logiška. Nedūžtant į puodelį ir šaukštą. Aišku, rankinį laikrodį, juodos spalvos. Rašymų priemonė, užrašų knygutė. Gal bus kažkokios paskaitos ar kažkas, tai kažkokie mokymai, nežinau. Mobilųjį telefoną ir jo kroviklį bus galima naudotis tik nurodytų metu. Mėgstama knyga, elektroninė knygų skaityklė. Laptopo turbūt negalima. Vairuotojo pažymėjimą. Skiepų pasas. 13. Nežinau, neturiu skiepų paso. Jei turite. Neturim. Smulkių pinigų monetam, banko kortelėm ar jau sąskaito numerį. Tai ką čia bus galima pirkti? Nebent bus tas aparatas, kur ten gali Coca-Colos, Fantos ar ten kokį šokoladuką nusipirkti. Taip, čia maistas šūdas. Maišelį drėgmei atsparų dėklą, kuriame būtų galima laikyti telefoną ar kitus nuo drėgmės ar dulkių saugotinus daiktus. Sportinė apvalynė, apranga yra valynė. Ir viskas. Draudžiama turėti dar alkoholio, narkotikų, psichotropinių medžiagų. Maisto papildų, vaistų. Aišku, šaunamųjų ginklų negalima neštis, duos, gerai. Pornografinio ar įžeidžiančio turinio, vaizdinės medžiagos ar literatūros. Negalima. Azartinių žaidimų, kortų, kauliukų ir panašiai negalima. Atvykite tvarkingas, blaivus, neapsvaigęs nuo narkotikų. Tai pažiūrėsim, ką tuose kariniuose mokymuose mokina, ar atsižvelgia į šių dienų tendencijas, nes dabar, kaip žinom, dronai, raketos, hujetos. Tai pažiūrėsim, ar kažką mokina, ar bus kokios paprastos nesąmonės. Čia išsikaskim apkasą, judu dengiu, bang, judu, bang, judu. Vienu žodžiu, gerai, netrukus prasidės, padarysim video, ką ten daro, ką duoda mokina, kokius drabužius duoda, ką veikiam, dienotvarkė, maistas. Aišku, įdomu, ką ten veikiam tikrai. Ar tiesiog grybą papjausim, praplausim pinigus už tas pratybas, ar kažką įdomaus nuveiksim.